Naujamiesčio legenda – Žilvino restoranas. Užeinam, pažiūrėsim, kuo jie taip išsiskiria. Žmonės kalba, kad šios vietos savininkas, tai yra, kaip suprato Žilvinas, čia dažniausiai sukasi jau nuo 5 ryto. Nežinau, nuo kelių sukasi šiandien, bet kaip matom, labai vikriai nuvalom ant stalą, duoda meniu ir paprašo kiek palaukti, kol kitus aptarnaus. Iš pradžių kiek juokiausi dėl restorano pavadinimo, bet žiūrėkit ir paveikslai, ir aptarnavimas prie staliuko. Gal ir tikrai restoranas? Dar vienas dalykas, dėl ko garsėja Žilvinas, tai yra kova su infliacija ir porcijų dydžių suvokimu. Nes čia matot pusę naminio kotleto už 3,20. Taip, čia pusė. Yra ir pilna, bet neįsivaizduoju, kas jie gali užsakyti. Čia trumpai matėt kugelį. O čia aš jau valgau kotletą ir ragauju visas salotas. Tikri maisto gurmanai gal stebuklų ir neras. Bet žvelgiant į kainą ir kokybę, man patiko čia viskas. Nuo salotų iki bulvių košės, kuri buvo tikrai iš bulvių, o ne koks skystas mišinukas. Ir kaip pusė porcijos tikrai užtektinai mėsos. Po tokio valgio jau galėjau grįžti prie darbų. Bet ant stalo guli kugelis už 3 eurus. Ir žinokit, čia irgi pusė porcijos. Konsistencija visai nebloga, gal tik kiek saldokas. Ir nesupratau, ar viską užsaldino ant viršaus buvę svogūnai, ar bulvės tokios, bet pavaršiau druskos pipirų ir kibiau į darbus. Aš nesupratau, kaip jie vadina tai pusę porcijos. Ir nepaisant kelių smulkmenų, man žinokit, čia labai patiko. Žilvino legenda nepajudinama. 6,20 už 2 patiekalus, kuriuos vos sugebėjau suvalgyti. Jie turbūt juokauja.